Labadiena, esu mokslo darbuotoja Vilana Pilinkaitė-Sotyrovič iš Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto. Šiandien noriu Jums pristatyti paskaitą Smurtas dėl lyties – kaip kurti saugią aplinką universitetuose. Ši paskaita remiasi Horizontų 2020 projekto UNISAFE surinkta medžiaga. Pats projektas yra apie tai, kad mes stengiamės surinkti duomenis, empirinius duomenis ir remiantis empiriniais duomenimis apie paplitimą smurtą dėl lyties universitetuose, kurti įrankius universitetams ir tyrimų institutams, siekiant padėti jiems kurti saugią aplinką savo institucijose. Į ką mes atkreipėm dėmesį, kai mes kalbėjom apie kaip tirti smurtą dėl lyties apraiškas, neužtenka vien tik tai sužinoti, koks yra paplitimas, kaip individai patiria tą smurtą, bet labai svarbu, koks yra institucijos atsakas į smurtą. Nes tam, kad mes tikrai turėtume įrankius kovoti su smurtu, mums reikia žinoti, kaip jau institucijos yra pasirengusios, ką jos jau daro, kokių veiksmų imasi, kokių politikų imasi, kad mažintų paplitimą to smurto dėl lyties savo universitetuose. Todėl mes apibrėžiam tokį holistinį 7P modelį, kur būtent žiūrėjom per institucijų politikas, dokumentus, kaip tie tokie pagrindiniai P principai yra atspindėti tuose dokumentuose ir taip pat kaip individai, kurie patyrė smurtą, žino apie tas politikas. Tai, sakykime, apie prevenciją, apsaugą nuo smurto, atsakomybę už padarytą smurtą, kokios paslaugos yra prieinamos, kokios partnerystės yra kūriamos tarp įvairių institucijoje esamų organizacijų, ar tai su studentų organizacijom, ar su profsąjungom, ar tarp departamentų kūrėmi tam tikri partnerystės tinklai, tam, kad siekiant ieškoti būdų, kaip spręsti smurto dėl lyties klausimus. Ir pati politika, kiek jį įtraukia labai įvairius smurto dėl lyties apraiškos modelius, bet taip pat tą tokį, kaip vadinama dabar, intersekcionalumo aspektą. Tai yra, ar tai paliečia studentus, ar ir dėstytojus, ir neakademinės bendruomenės darbuotojus, ar paliečia studentų, dėstytojų ir neakademinių darbuotojų įvairovę, įskaitant rasinę, etninę, religinę, negalios aspektą ir taip toliau. Taip pat pasižiūrėta, ar dokumentai įtraukia tą funkcinę tokią įvairovę, tai yra, ar apsaugo, atsižvelgia į jaunesnių darbuotojų tas patiriamas iššūkius ir priekabiavimo galimybės, mobilumo programų studentus ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi pagrindinės tokios žinutės, apie ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad visgi apie 62% kiekybiniai apklausoj studentų patyrė bet kokios smurto formos apraiškas. Dažniausiai, ką ir kiekybinė apklausa parodė, kad patiria studentai ir personalo darbuotojai, kurie turi tam tikras pažeidžiamumo tokias sankirtas. Pranešimų apie patirtą smurtą yra labai nedaug, tik apie 12,5%. Ir kad pasekmės tiek studentams, tiek dėstytojams yra iš tikrųjų labai skausmingos, nes labai daug tiek vieni, tiek kiti svarsto ir apie studijų nutraukimą arba darbo keitimą, pasitraukimą iš tos tyrimo srities, tai yra ir tokios profesinės pasekmės, ir aišku asmeninės pasekmės, kai yra patiriamas ir psichologinis diskomfortas, stresas, patiriamos sveikatos problemos ir taip toliau. Ir kad
nerodyti vien tik tai tokią neigiamą šio tyrimo, kaip ir, tokias, nežinau, pasiekmes visai universitetų bendruomeniai. Remiantis šiais duomenimis buvo sukurti instrumentai universitetams pagelbėti, kaip reikėtų spręsti šią problemą. Vėlgi noriu pasinaudoti progą ir paskatinti pasižiūrėti UNICEF projekto tinklapyje, nes kiekvienam tam PI principui yra parengtos tokios ne tik rekomendacijos, bet labai aiškius gairės, kaip reikėtų vykdyti prevenciją, kaip apsauga, kad būtų efektyvesnė, kad atsakomybė už smurtą tikrai būtų efektyvesnė ir taip toliau, ir taip toliau. Pačioj pabaigoj noriu atkreipti dėmesį, kad UNICEF projektas taip pat parengė rekomendacijas universitetams ir tyrimų institutams, kur irgi pateikia tokius pagrindinius aspektus, ką reikėtų daryti universitetams, kad atsakas į smurtą būtų tikrai efektyvus. Labai svarbu, kad politikose atsirastų iš tikrųjų toks labai išsamus smurto formų dėl lyties aprašas, kad būtų aišku, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie smurtą dėl lyties. Labai svarbu visgi taikyti tą labai jautrų požiūrį ir atkreipti dėmesį, ką asmenys patyrę smurtą kalba, kaip jie informuoja universitetų bendruomenę apie vykstančius procesus, tai yra būtent koks elgesys, kokios nuostatos yra išplitusios ir kaip sustabdyti, kad tokia kultūra universitetuose, kai yra žeminančios nuostatos, nepagarbios nuostatos, būtų užkirstas kelias tam kuo anksčiau, kad ta prevencija įvyktų kuo anksčiau. Labai svarbu, kad tie asmenys, kurie sprendžia smurtus, iš tikrųjų turėtų labai platų ir žinių bagažą ir apie lyčių lygybę, ir tas lyčių nelygybės problematiką, ir suprastų, kaip smurto dėl lyties formos, tos apraiškos, kaip jos ir kada vyksta. Labai svarbu, aišku, ir lyderystės aspektas, kad universitetų vadovai suprastų pačios problemos tokį aktualumą ir gilumą ir, aišku, ieškotų išteklių, nes išteklių šitai problemai tikrai reikia nemažai, kad būtų visi tie 7P principai įgyvendinti universitetuose. Ir, aišku, kuo daugiau ir plačiau skleisti, ką universitetas daro, kaip universitetų bendruomenė gali įsitraukti, mokymai įvairūs visom grupėm, kurios visai bendruomeniai, kurie iš tikrųjų dalyvauja, kuriant saugią aplinką universitetuose ir tą bendravimo kultūrą, kuri yra paremta pagarbos ir netolerancijos smurtui aspektais.